Tai ką, sveiki. Gyvi ir nelabai. Žodžiu, pagaliau šaušą tą dieną. Atvežiau krovinį, pristačiau, viskas. Pauzę pasidariau. Važiuoju į keltą, namo, šventėm. Viskas, iki Ninas Hamno 100 km Esarlandai. Ir, žodžiu, tai, susivėsim. Esarlandai, žodžiu, iki kelto 100 km. Kelts vakarį iš Ninas Hamno į Ventspilį. Tas pats keliuks laukia, kaip ir atvažiavau iki Ventspilį ir iki Ninas Hamno atplaukiau. Tai va, žodžiu, judėsim. Laukiu, nesulaukiu, kada namo grįšiu, buvo atsiboda man jau. Nugarą ant tiek susukta, kad vaikštau kaip, nežinau, jeigu galima tai pavadinti vaikščiojimu. Ant tiek skaudu nugarą, kad žiauru. Pirmą dieną vapšė buvo tragedija, neradau patogios pozicijos, kaip būtų galima vairuoti po nakties, biški geriau. Vaistus tepuos, skausmo vaistus geriu, kad neskudėt, nu žodžiu. Prisižaidžiau, kažkur perputė savaitgalį, masit, kai iš dušą ėjau. Tai va, žodžiu, papietavam, papusryčiam, dabar beveik 2:30 dienos. Tai va, lekiam, šturmuojam Stokholmą ir lekiam link Ninas Hamno į tą pusę. Zung. Atvažiavam į uostą. Kamščiai. Visi skuba namogi. Kalėdam skuba namo. Pilnas uostas. Įdomu, kur asma vietas atsistoti. Pilna, žodžiu. Pilna liaudės, va. Jeigu nesimato, tai va, pilna. Bandysim va čia, va. Kažkaip įlyst. Pabandam čia va tarpelis ir... Nu, bet tai čia Litvins, tai čia, taip sakyčiau, gan neblogai mašinų numėtis. Neblogai. Tai kur tu nebus pilnas uostas, kai visi gali stovi, nieks nevažiuoja, o čia per vidurį tuščia. Bet taip vaigaunas. Sėdėsim. Nežinau. Galima jau eiti bilietą pasim, negalima, nežinau. Neįsivaizduoju. Tai va, žodžiu, atvažiavau į uostą. Atalakiam. Eisim biškį pasėdėjus gal. Už valandos gal kokios reikia nueiti. Nenoriu, aš pats pirmatinis tenais lysti vidų, nes paskui bus tragedija. Vėl, kaip aną kartą užstatė mane, užstatysis vėl ir kai durnėlis atsistoju šalį turėsiu ir reikės lauk, kad čia visi išvažiuos. Tai va, žodžiu, tai geriau pasėdėjus biškį, tegu yra, kurie skuba, nori greičiau pavalgyti, tada kažką. Lai važiuoja, aš jau prisiskubėjau, prisilakščiau, daugiau nebereik, galiu aš biškį ir lėčiau, vis tiek žinau, kad jau namo važiuoju. Galiu ir biškį vėliau nuvažiuoti. Tai va, žodžiu. Nu, manau, už valandos. Dabar po 4:13 mūsų vietinių. Po 3:13, nu tai nėra ko čia anksti eiti. Tai už, apie 4-5 valandą vietinių laikomas eiti ir bus galima eiti ir pasiimti bilietus. Tai va, žodžiu, einu susikrausti to tarpu tašę. Į kajutę reikės, eis į kajutę eiti. Išsimaudyti. Tai va, žodžiu, susidėjus portmanai savo, kasmetinis visas, viską, vandenį ir lauksim, kada lipsim į keltą. Tai va, tuoj susimatysim. Man tai užtruks biškį, jum tai čia, mataifa ir viskas. Nu, apsilankiaugi ofise.
Gavau tokią kortelę. Ją reikės prieš lipant į keltą paduoti darbuotojams, kurie tenaisgi įlaipins. Kajutės gavau, raktą kajutės. 6009 kajutė bus. Ir gavau bilietuką su kodu. Tas kodas galioja valandą. Ir su to kodu įvažiuoti reikės. Įvažiuosim į teritoriją. Štai tenais. Per tuos vartelius. Nu, žodžiu, pamatysit. Tai va, bandam įvažiuoti. Dabar priekį Litvins važiuoja. Jo. Bandysim po jo mes važiuoti. Nu, jisai važiavo. Dabar bandam važiuoti mes. Kurie linija stots neaišku. Parašyta nuo 20 iki 30 linijos. Na, tai va čia va tiesiai bus. Atsidaram šitokį langelį ir suvedam. Štai mūsų durelas atsidarė ir mes važiuojame į vidų. Esam tušti, vapšė lafa. Įdomu, kur pastatys. Tai va, nuo 20 iki 30 linijos, tai įvažiuojam į 29. Stena Line, Ventspilis 21:30 keltas. Tai mūsų laikų 10:30, dabar 10:06 yra. Iš šitos pusės labai retai būdava, kad šitagi plaukiu. Pagrinde būdava iš Helsinkio. Labai senai aš čia buvau. Iš šitos pusės plaukiu į Lietuvą, į Ventspilį, į Latviją. Tai va, žodžiu, dabar einu biškį prigulbu, nugarytę skauda ir lauksim, kada pradės laipinti visus į keltą. Tai va, biškį pailsėkim. Žodžiu, sėdžiu, laukiu. Nesupratau vieną bajerį. Visi suvažiavo, tik mano eilė, kurioje aš stoviu, kažkodėl nejuda. Nu, dar priekį matau 4, 5, apie 6 mašinas. O mūsų eilė pilna ir nevažiuoja nieks. Nu jo, galvoju, gerunčią vietą aš atsistojau. Nu, taip pat taip vis tiek. Paims tik tai bijau vieną dalyką, kad gali nesigauti 9 valandas pauzę. Na, bet labai tikiuosi, kad gausis. Ant kokią trapą gal užvarinę paliks. Nes, kaip matau, kelts jau beveik pilns užkrauts. Na, tai žodžiu, bus matyt, kaip čia toliau kas bus. Važiuosim. Na, ką galiu pasakyti, prastovėjus 4 valandas ir 10 minučių, pagaliau aš važiuoju į keltą. Pagaliau. Tik įdomu, į viršų sakė važiuoti. Tai kiti jau lipa į keltą, stumdas į apačią, atbulom. Na, aš, žodžiu, keliausiu virš. Visą procedūrą, kaip aš lipu į keltą, jūs jau esat matę, nieko naujo neparodysiu. Na, ку papasakos. Привет. Приезжаем, биг передом навек едем. Да, хорошо, спасибо. Nu, va, pasakė, žodžiu, apvažiuoti visus iš
šoną ir važiuojam mes į viršų. Tai va, žodžiu, apvažinėjam iš šoną. Taip va, visas veiksmas vyksta. Apvažinėjam, čia chebrytė lipa, o mes ant trapo būsim. Ir patys paskutiniai. Na jo, žodžiu, smagu. Patys paskutiniai įlipsim. Ir patys pirmatiniai išlipt turėsim. Iš vienos pusės bus gerai. Tik svarbiausia dabar, kad man pauzė gautas 9 valandas, o taip viskas bus ko puikiausiai. Jo, daugiau nieks nevažiuoja iš paskas. Tu čia palei. Tai, žodžiu, bandysim lipt į viršų. O man kur viena šona stotis tikriausiai. Bandom lipt, žiūrėt, kur mus čia varis. Kuo jis tenais rodo man. Nelabai žiūrim. Na, rodė, kad galiu važiuoti. Ir važiuojam. Op. Ai, šoną man glaustis, na, davai. Taip. Tai jūs viens rodo, tai anas rodo, tai važiuok, kits rodo, tai važiuok. Įdomus irgi. Taip. Žinau, blėt. Nereiktų tenais burčiai. Žodžiu, deda lenciūgus ant mašinų, ryša mašins, tai naktis bus smagi. Tai va, likiau šį kajutę ir susimatysim rytoj. Čiau, paka. Nu tai sveiki! Welcome back to Lithuania! Pagaliau galiu sakyti labas rytas iš Lietuvos. Tai va, atlėkiau į Lietuvėlę, į Mažeikius, užlėkiau, kurą užsipiliu, aišku, kaip visada kavelas duoda. Tai va, žodžiu, minam į garažą, minam namolę. Vakar nebenufilmavau daugiau, nors būtų buvę ką parodyti, nes reikėjo elniamušiną imti. Su grandinė man ryšė, nes kalnis stovėjau, nors pavyko nufotografuoti. Tai žodžiu buvo reikalų. Jūra biškį pasibavo, bet nieko tokio. 5 valandėlis pamiegojau, su kambariokais kajutės užsišnekėjom ilgokai. Tai va, žodžiu, tokie reikalai. Keista matyt, kad čia Lietuvoje nėra sniego, šilta, +4, o aš atvažiavau tai iš žiemos, kur šalta ir daug sniego, kur balta ir tamsu, o čia prieš 9 jau šviesu, tai labai yra keista matyti, kad šviesu, o ne prieblanda tokia, ir anksti šviesu, o ne 12 valandą dienos tokia prieblanda pabūna ir vėl naktis. Tai ką, žodžiu, kurą užsipylėm, 15 minučių pauzę pasidariau ir bus galima šūti toliau link Vilniaus. Dar kažkur reikės sustoti, 30 minučių pauzę pasidaryti ir pabaigti paskutinius kilometrus. Nesulaukiu, kada grįšiu namo.
Tai va, žodžiu, skanios jums kavelas, kas gerit. O aš lėkiu link garažą į aną pusę. Pasiėmėm pasistiprinimui submarinčiką ir kibirą kavelas didelį. Nes miega Sima, rūkas ir žodžiu, kavos mėgėjas. Tai va, Kryžkalnį cirkelį užlėkiau, vietos nėra. Kareivukai išsidraikė, jie čia stovi. Mum vietos nepaliko, svarbu jie stovi. Tai va, žodžiu, lėkiam iki sekančią parkingą ir darysime pauzę pusvalanduką. Kavelas išgert reikės. Eit puspriekabę prasišluot, jeigu išeis. Prasišluot puspriekabę, žodžiu, nes putplašiai yra likę iš po žuvies ir susileis kavelų, susileis submarinčiką ir važiuot toliau link garažą. Orėlis tai nieka gera. Rūkas va, štai toks. Gerai, kad šalčia nėra. Plius 3 tik tais. Na, man įprasta tokiu oru važinėti. Tai va, žodžiu, vėjas irgi nemalonus toksai. Tai va, lėkiam iki parkingo. Nu ku, pavalgiam. Užteks tinginiaut. Nu ko, užteks tinginiaut, laikas toliau dirbt. Pasidariau pauzę, išgėriau kavelą, susileidau submarinčiką ir kiek atkreipiau dėmesį, transportinį vis suka rats aplinkui. Važiau, Kryžkalnį sustojau, sakau, pasidarys pauzę, žodžiu, bet kadangi ten tie kareivėliai stovėjo, tai žodžiu nebuvo kur man sustoti. Važiavau toliau link Kauno. Išvažiavau, žodžiu, iš priekio matau link Klaipėdos pusės transportinį važiuoja. Galvoju, matyt vėl degalinį stovėjo, grįžt atgal ar į Klaipėdą, ar į Tauragę. Na ir da važiavau iki kitą parkingą, sustojau, savo pusvalandį stovėjau, telefoną minkelėjau, TikTok'ą žiūrėjau. Reik važiuoti. Pakeliu galvą, pasižiūri veidrodį, transportiniai stovi, bet pagavo kitų mašinų. Tai kolegai nepasisekė. Tai aš, ačiū Dievui, išsisakiau ir neturėsiu reikalų su transportiniais. Tai va, žodžiu, iki garažą 175 km liko, pauzę pasidarys ir dabar tiesiai iki garažo. Lauki rūkas dar nesibaigė, dar normalus, tuo kai turi būti. Tai va, lakiam, skubam namolę. Tai va, važiuojam į aną pusę. Nu, kuo esu nebetoli garažą, ir tu pasižiūri, kad čia nulis rūkas, žodžiu,
Ir medžiai visi apširkšnyje. Normaliai. Prie Raseinių pliusas, +3, +2, +4. Nu, prie Kauno toj pusėj, o arčiau Vilniaus čia žiūriu, ką čia pas jumis kyba žiemą. Na ja, tai ir žiūriu čia keliai pabarstyti, viską kelkraščiuose matęs druską, baltava. Tai pasaka važiuoti. Kada sakat, kad kelių neprižiūri. Ja. Va, kur aš tada važiavau Švedijai, va tenais tai neprižiūri. Nes aš kai Švedijai važiavau, tai da, boliminį ėjo prašokt, kolega ant kitos dienos vakarį važiavo. Ant plikledžio, ant plikledžio grandinės dėjęs, nes avarija buvo. Sustoja kamštį, kol laukia kamštį, iš galo autobusas sustoja, tai bestovint autobusas nučiažia į griovį su žmonėm. Normaliai galvoju, tai va ten tai tikrai neprižiūri kelių, o čia normaliai, nebent tik tais Vilniaus miestį, Vilniaus teritorijai, gal nebent tik tais. Tai va, žodžiu, nebetoli garažą. Reikės įvažiuosiu į aikštelę savo garažą, susirasti vietą, kur atsistoti, užsikurt audiuškogį, prisivaryt mašiną lengvą, nes reikės visus daiktus susidėti į lengvą mašiną, nes gausiu kitą mašiną. Tai va, žodžiu, po biškį invažinėjom. Na va, aš garaže, viskas vyka operatyviai, priekabą atsikabinu, pasistačiu šonį mašiną, dabar einu pasiimsiu raktus, eisiu į audiušką, užsikursiu audinę ir prisivarysiu arčiau. Einam audelų savo užsikursmą. 3 savaitės beveik buvo nekurta mašina mano. Einam pabandysim užsikurti. Čia va, jeigu matas, mano sena mašina, kur seniau dirbu. Dabar jai gilzės tenais reikia keisti, tvarkyti. Va, audiuška mano. Nu ko, sėdam. Akumuliatoriai pas mane geri. Sėdam, pabandysim užsikurti. Pasižiūrėsim. Šiaip tai turi gerai kurti. Pažiūrim, kiek akumuliatorių rodo. Taip. Oil level. Tas tepalai normaliai. Taip, battery level. Battery level 100. Nu, bandam kurti. Užsikūrėm savo mašinėlų. Biškį leidžiam tepalam prasdirbti. Greičdėžiai biškį prasivaikščiat. Buvo ilgai stovė. Jaučias toksai bu. Tai va, žodžiu, biškį tegu prasdirba mašiną ir varysiu prie kravininės. Reikės visus daiktus susidėti iš mašinos, nes, sakau, sėsiu prie kitos mašinos arba pakeis kabiną, uždės didesnę, nes per daug žema maninai, tai atsiboda galvą daužyti. Arba dar yra vienas naujienas, kad, žodžiu, gali būti, kad ilgas atostogas bus. 3 mėnesiukam ar porai mėnesiukų reikės pailsėti. Tai dar čia neaišku yra, bus dar matyt. Jeigu ką, apie tai aš papasakosiu. Čia, žodžiu, praeitoj darbovietėj, kur dirbau kurjeriu, vasarą, žodžiu, vienas su BMW pakišo man ir paskui provokavo mane, žodžiu, neleido aplenkti, stabdinėjo viską
ir pasiėmęs kamerą filmavo. Ir žodžiu filmavo, aš jį bandžiau apsilenkti, o kadangi kas vairuojat fūras žinot, kad nelengva mašina gazą padavus iš karto tu nelėksi, tai laikiausi atstumą esant progai, kad apsilenkti. Nu tai va, gavęs taip, kad nufilmavo, kai aš mirksėjau šviesom, tidatė visokių nesąmonių ir pridavė mane policijai, o policija bando pripaišyti chuliganišką vairavimą. Tai va, tai nežinau, kuom čia baigsis, tai reikės važiuoti dar į Kupiškį į policiją, tai pasiaiškinimą rašyti. Tai va, žodžiu, mašinėlą biškį apsidirba. Ką, važiuojam daiktų dėti. Tenais, į tą pusę važiuojam. Nu ku, dedamės daikts. Vešimės nomį. Viską susidedam. Daiktų bus daug, labai daug, tai nežinau, kaip čia man tilps viskas. Prikupta neblogai. Nu, ką aš šitokia prikupiu? Šiukšlės neišmestas, kava, svagunčiką, nesušalė. Galis. Nu, žodžiu, krausimės, dėsimės visus daiktus. Šits irgi, šits irgi, šits. Taip, čia tušė. Čia šitas įsidedam į mašiną. Na, žodžiu, varga vakarienė čia bus dedamas. Blizgutės mano, kurių nepanaudojau, o sakiau, eisiu pažvejoti. Taip ir nenuėjau. Na, vėjas buvo žiaurus. Nu, tikiuosi kitą kartą pavyks nueiti. Na, čia valyma bus, žodžiu, bus. Nu, ko, visi daiktai susirinko. Dabar prapūsma dulkes ir galima bus įvaryti į boksą. Tai prapučiam visko. Ja. Kaip suprast Gearbox malfunction? Na ja. Prapūsma dulkelas visas, kiek išgyvenam. Išlėkė kažkas. Na, nieka tokia. Tai va. Ai. Ko einam paklausti, ar galima varyti, a ne? Ir все, ir įvarinėsim mašiną. O dėl ko? Nu ką, все, viskas. Daiktai surinkti. Mašina palikta. Sakė, nevark. Įsivarysim patys. Gali važiuoti nomė. Tai va, žodžiu, viskas. Mano katarga baigės. Laimingai. Nenuslidau. Parvažiavau sveikas gyvas. Grįžau beveik pas tuos, kurie laukia manęs. Viskas. Atostogausim ir lauksim kalėdų ir naujų metų. Atostogas. Tai vam, dėkui, ačiū, kas žiūrėjot, kas keliavot.
Ir norėčiau jums visiems palinkėti gerų ateinančių kalėdų, ramybės, gausių vaišių ant jūsų stalo. O kas keli, neliūdėkit, grįšit ir jūs namo, kai aš grįžau. Tai va, žodžiu, gerų naujų metų, nepadauginkit, nesusisprogdinkit, nenusisprogdinkit rankų. Tai va, žodžiu, aš viskas varau namo, švenčių švęsti. Tai va, žodžiu, susitiksim, nežinau, greit, negreit. Tai va, gražių švenčių. Iki sekančią kartą. Čiau, paka.